Labą dieną. Labą dieną. Gal galiu pradėti pristatymą? Kažkas. Aha. Labą dieną. Labą dieną. Kol kas daugiau prisijungusių nėra, tai dar laukiama, pradedu pristatinėti objektą. Dar ir architektas žada prisijungti šiek tiek. Galit jau pradėti, sakė. Nu, čia toks trumpas pristatymas. Pristatau 3 blokuotų gamybos pramonės sandėliavimo paskirties pastatų Molėtų rajone Lakasų seniūnijoje Ažubalių kaime Molėtūno gatvės 13 performavimo į 2 kadastrinius vienetus, keičiant jų paskirtis į gyvenamą ir pagalbinio ūkio kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus. Šiuo metu teritorijoje Molėtūno gatvė 13, kuri priklauso... Pertrauksiu, Taip. dar turėtume dar pirmininkaujantį, sekretoriaujantį ir kad įrašas daromas. Informuot. Daro įrašą. Taip, įrašas daromas. Alio. Taip. Įrašoma. Pirmininkaujantis yra girdžiu. Pirmininkaujantis yra MB Doridos vadovas Eimantas Narušis, sekretariauja irgi MB Molėtų projektai vadybininkas Justas Narušis. Pristato projekto vadovas Eimantas Narušis. Aišku, čia gaunasi visi narušiai, bet tada trumpai pristatysiu. Teritorija, kurioje yra vykdoma, kapitalinio remonto 3 blokuotų pastatų kapitalinis remontas ir paskirties keitimas randasi Molėtūno gatvėje. Ši teritorija priklauso mažai bendrovei Dorida ir Narušio įmonei Fasadas. Šiuo metu šioje teritorijoje yra bent 15 pastatų su unikaliais vienetais, iš kurių yra 1-2 grupės eilė nereikšmingų pastatėlių. Ir gamyba šioje teritorijoje jau 2 dešimtmetis kaip nevykdoma jokia gamyba, tad šie pastatai pakeitų žemės sklypo paskirtį į vienbučių, dvibučių gyvenamų namų statybą. Dalis pastatų, kurie priklauso mažai bendrovei Doridas, tai yra 3 pastatai, yra kapitališkai remontuojami, jie apjungiami 2 kadastrinius vienetus ir jų paskirtis keičiama į gyvenamą ir pagalbinio ūkio. Kiti 5 1-2 grupės pastatėliai bus likviduojami, nugriaunami. Statiniai priklausantis Narušio įmonė Fasadas, jie šiuo metu jų paskirtis nekeičiama, jie neremontuojami. Taip, čia pateikime genplane, matosi, kad tie pastatai rekonstruojami ir remontuojami, kurie buvo statyti labai senai, tai apie 50 metus.
Jie vienas iki jau buvo remontuoti, o šiuo metu jie yra kapitališkai remontuojami, keičiamas jų stogo danga, stogo konstrukcijos, jie apšiltinami. O čia, kaip matome, visa eilė pagalbinių pastatėlių, pirmos antros grupės, geltonai pažymėti, jie bus nugriauti. Atokiau esantis pastatai priklausantis Narušio įmonei fasadas, jie neremontuojami ir šiuo projektu nieko nekeičiama jų paskirtis. Šiaip apjungus tris gamybinis sandėliavimo pramonės pastatus, reiškia, pusė tų pastatų yra pritaikoma gyvenamai paskirčiai, o didesnė dalis, tai ūkinė patalpa ir garažai, jie nešildomi, jie lieka priblokuoti kaip pagalbinio ūkio pastatai, pritaikyti ūkiniai veiklai ir pagalbinio ūkio veiklai ir garažams. Čia virš esama dalis mansardinio aukšto virš ūkinės patalpos yra netvarkoma, o mansardinis aukštas, mansardiniam aukšte virš gyvenamosios dalies, tos dalies pastato, kurį keičiama į gyvenamą, yra įrengiami mansardinio tipo kambariai. Bendras gyvenamo namo plotas, kur rodikliai, reiškia, bendras gyvenamo namo plotas bus 170 kvadratinių metrų, o pagalbinio ūkio pastato 157. Aukštingumas lieka esamas, kadangi stogo konstrukcija tik pakeičiama, nei aukštinant, nei keičiant stogo nuolydžio kampo. Tai buvo 45 kampo, taip ir lieka. Gale yra pateikiama vizualizacija. Pagrindinai vizualizacija, reiškia, projektuojant vyrauja dvi medžiagas, tai yra klasik tipo skarda ir baltas dekoratyvinis tinkas. Garažo dalis, garažas ir ūkinė dalis yra pagrindinai aptaisoma klasik skarda, o pietinėje pusėje esantis gyvenamos dalies fasadai yra apdailinami baltų dekoratyvinių tinku. Gal trumpai tiek. Jeigu kokių klausimų būtų, prašau. O dabar, Rimantai, sakykit, ten dabar nugriaunat dalį. Taip, matai, jeigu žiūrėsim į genplaną, kaip rodo, tai geltono dalis, čia yra pirmos antros grupės nesudėtingi statinėliai, jų leidimo griuvimui nereikia, kadangi kaimo vietoje jie bus nugriaunami pagal deklaraciją, likviduojami. O jie nepatenka į šitų minėtų pastatų? Ne, nepatenka, kadangi čia unikaliais numeriais yra tas, reiškia, 1, 2 ir 3. Čia yra 3 unikalūs numeriai, bet juos sujungiam ir 2, kad liktų. Nebesmulkinu smulkesnės. Tai yra 2. Ir čia pagrindinė tie pastatai paliekami, kurie turi pamatus nuo seno, kapitalinės sienas, jos ypač, jeigu žiūrėsim, pagrindinis pastatas, tai čia jie to piliastrai, medžio ręstai su tuose piliastruose, tai viskas viduj paliekama, nekeičiama, tik tai iš lauko pusės apsiūnama skarda, o čia karkasinė dalis irgi skarda apsiūnama,
Čia dalis gyvenamo namo, kur buvo, kur keičiam paskirtį gyvenamą namą, tai yra betoninės sienos irgi apšiltinamas, čia esamas seno pastato 50 metų statybas betoninės sienos, o ten, kur buvęs, reiškia, čia priestatas, jis sumažinamas, paliekama dalis dengtos terasos, o kita dalis apšiltinama ir stogo konstrukcija pakeičiama. Tai matosi, va čia, nes jis buvo pastatas čia iki galo visas ir dar nusitęsęs, ir čia su priestatu didelis. Sumažinama vos ne per pusę visas plotas. Tuo labiau, kad jie nenaudojami, kokiu jau 2 dešimtmečiai praktiškai pagal savo paskirtį veikla nutraukta gamybinė. O žemės paskirtis? Pakeista į vienbučių, dvibučių namų statybos, todėl kad jau greitimai iš vienos pusės, iš kitos yra gyvenami namai. Ribojasi su trim sklypas. Sklypas tiesiogiai nesiriboja su gyvenamu, bet greitimai per vieną sklypą, žemės ūkio paskirties sklypą, yra 1, 2, 3 gyvenami namai. O sklypas ribojasi, esamas sklypas ribojasi su tiem patiems savininkams, tai ribojasi su Eidarydai priklausančių sklypų, Eimantui Narūšiui priklausantis sklypas, Eimantui Narūšiui priklausantis ir Fasado įmonė priklausantis. Tai reiškia tiem patiem savininkam ir iniciatoriams šitą projektą priklauso žemę. Ir gaunasi kaip. O ribos grinai pagal seną pastatą eina? Nėra taip. Taip, grinai pagal seną padidėja tiek, kiek žiūrėsim, čia apšiltinamų sluoksnių eina. Bet ribos sumažėja, kadangi, pavyzdžiui, čia į upelio pusę visą eilę priestatėlį nusigriauna. Jie atsitraukia per 4-3 metrus, atsitraukia nuo šlaito dar. Tai buvo menkaverčiai pastatai visokie, ten stoginės, sandėliukai visokie, tai viskas yra nušluojama ir paliekama tik tai tvarkingas pastatas. Aišku. Tai va matosi, tos visos senos sienos pagrindinis yra, jos sienos storas, 0,5 metro storia, čia kažkodėl betoninės kažkada buvo statytos, bet nugriauti sunkiau čia negu suremontuoti. Aišku, tai kaip ir. Tai ką, statyba jau į pabaigą, nebelabai čia yra ką viešinti. Manau, kad čia rekonstrukcija. Aukščiai pasikeitė. Ne, nepasikeitė. Kaip aukštis ėjo, kaip liko, taip ir liko tas aukštis. Galima pasitikslinti, viduje senos gegnės paliktos, prie senų gegnių pridėtos naujos ir uždėta danga. Viską, tai čia neatrinkit jūs man makaronų čia nekada. Yra ant kalno išaugęs pastatas naujas beveik, į principą arba nauja statyba, arba rekonstrukcija. Nereikia čia paslaugų sekti, nes jūs jau žiūrite. Jeigu jie išmatavimai nesikeičia, aukštis nesikeičia, tai kaip rekonstrukcija. Aišku, galima buvo daryti kaip rekonstrukcija, bet jeigu nesikeičia, net jeigu visų konstrukcijų keitimas yra naujom konstrukcijom, tai yra kapitalinis remontas. Pastato aukštis auga. Kas taip? Aš važiuoju, matau, kad pastatas išaugęs, tai ką tu čia pasakai? Buvo ten šunio būdu pristatyta kažkokiu vienšlaičiais stogais, o dabar išaugo pastatas, pastatytas pastatas ir... Ne, tai to šunio būdas nusigriovė čia visas. Ir kai skliautai atsirado, tai, kaip, jisai... Nusigrausiai pasikeitė. Tai jeigu tu negirdė, kalbėk, ką nori pristatyti... Ne, kas čia trūkčiojo labai, nežinau, kas ant... Bet ten galima apžiūrėti vietoj paliktos senas gegnės. Aš girdžiu, kad protokoluokit savarankišką statybą, kad vyksta jau padaryti darbai. Ir čia nebėra čia ką viešint, ką čia viešint. Dar ginčiamės. Dar neduoda man pasijungti. Ne, tai aš dabar pusiau girdžiu, kažkaip labai trūkinėja garsas. Tai kad yra tų, kad nenuspaudžiu. Supratau. Tai va, tai nieko čia nereikia ieškoti kažkokių kažką. Tai reikėjo savo vardais iškart įvardinti ir netgi savo nesugebė laiku susitvarkyti.
Nekalbant, kad jau šiaip visur viskas vėluoja, tai ir savo, blemba, pastatytas pastatas, jis viešina ir pasakoja. Negalima labai ilgai keitė paskirtis. Buvo skiriamas. Galėtum jį rekonstruoti kaip gamybinį, galima be problemos remontuoti jį. Bet paskirtį kaip pakeitė vien dėl to žemės, kol nebuvo pakeista, negalėjau teikti šito, kol nebuvo paskirtis dėl atributų pateikti. Ne mano čia bėdos, reikia planuotis, viską laiko. O šiaip tai, nežinau, jeigu matai, kad čia rekonstrukcija, bet pagal ką, nes aukščiai nesikeitė. Išmatavimai sumažėja, tik nepadidėjo. Tai gerokai sumažėja, o tai čia viskas pakliūna į tą, reiškia, kapitalinio remonto apibrėžimą. Na, atidžiai dar kartą pasižiūrėkit ir tada. Na, daugiau aš tai. Galima tada gerai, daugiau prisijungusių nėra, tuo viešinimą baigsim.
Viešo susirinkimo laikas eina į pabaigą, bet tik priminsiu, kad iki viešo susirinkimo jokių pasiūlymų, nei raštiškų, nei žodžių pasiūlymų ar pastabų nebuvo gauta. Daugiau viešo svarstymo metu be rajono savivaldybės atstovų daugiau nieks prisijungusių nebuvo. Ir pasiūlymų, pastabų ar pastebėjimų jokių daugiau nebuvo gauta. Tad viešo susirinkimą skaitau baigtu. Viso geriausio visiems.